šiandien esu prie Šenono upės, Portumnos arėja, Tiperarė vadinamas. Nu ir šiandien yra balandžio 13 diena ir tiesiog šiandien bandau pagauti tą vadinamą Ferox upėtakį. Tai šitoje vietoje, kur esu dabar, brolis keletą metų atgal ar daugiau ten metų atgal pagavo gan didelį upėtakį. Tai čia gal yra tos vietos praeinamos ar panašiai, nežinau. Tai atėjau čia nais, žvėjau su draugu šiandien ir tiesiog bandysim pagauti tą upėtakį. Aišku, gali užkibti ir lydeką ant negyvos žuvelės tos vadinamos. Nu ir kitas būdas, tai feederis bus. Nu ir pabandysim kažką šiandien čia pagauti. Tai kaip čia bus, matysim ir bandysim. Taigi, einam, žiūrėjom, dabar jokų užmušyti. Tai pas man toks juodas yra ir kojom. Musės lervų dėjom. Laivukas atrodo neblogai, galima išpirkti. Tai kaip atrodo žvejybos vieta, draugas žvejoja. Čia truputį matosi bangos nedidelės. Vėjuota. Ir lauksim kibimų. Sakant, svečias atplaukė. Tai gaunasi čia ant negyvos žuvelės užmečiau. Čia ant feederio gaudysiu. Tai gaunasi, naudoju tokią paprastą teleskopinę meškerę sistemai ant negyvos žuvelės. Užsidėjau tokį suktuką. Čia gaunasi pavadėlis su švinu, švinas apie 20 gramų, pavadėlis apie daugiau kaip metro ir sistema su 2 trišakiais, dėl tokios sistemos. Ir gaunasi stintų turiu pasiėmiau 6 vienetus, vieną jau užmečiau, tai čia kaip pavyzdį turiu antrą meškerę, jeigu kas. Ir viskas. Jaukas užmaišytas. Tiesiog kažką pasiruošiau, kol dar tamsu buvo. Tai buvo ankstus rytas, atvažiavom jau dabar jau kaip ir prašvitė. Tai einu pabandysiu kažką tai uždėti, pajaukinti ir bent jau kokių kojyčių pagauti. Tai einam, bandam, žvejojam. Ar toksai ding, 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 ding. Niema dar, ne?
va, gaunasi kol kas. Čia vat pakeičiau vietą. Bandau kitoj vietoj. Kol kas vat kiberį bandau, buvo vienas kibimas. Tai pasidėsiu pusvalandį čia ir jeigu ką grįšiu atgal, kur buvo kibimas. Va, pirma kojytė maža. Dar viena kojytė. Va, dar viena kojytė. Nedidelės, bet smagios. Tecai sraučiu. Maniau, kad pabėgo, bet tenai čia. Pakeičiau vietą. Dėkui.
Va, keletą nedidelių kojyčių. Viskas. Nu va, atėjau čia vat, prie tokio tiltuko, antras vat, nuo tilto pagrindinio prasideda, tai čia pagaudysiu. Nu tai va, čia truputį geriau kol kas pasidėsiu, pagaudysiu, nes čia vėjas mažesnis jaučiasi ir panašiai. Nu, dar viena kojytė. O nedidukė, bet graži. Dar viena nedidelė kojytė. Da. Mano draugui nebloga žuvis. O hibridas toks papuolė. Kliuva, tai geras. Traukiam į rytę. Draugui lydeką paėmė. Yra? Ja. Normaliai. Gali meti? Geras vėjas. Ten žiauko. Jaučiu. O papa. 5 kilo tai minimum. Lydeka, aišku.
Nu, va kokia žuvis. Priėdus, matai kokia storė. Paništi. Atsargiai. Aš noriu iš tą žnyklę. Nu va, kokią lydeką. Draugas pagavo. Finally fish. Hop. Kai sako, nesidžiauk per anksti. Va, širiukas papuolė. Gražus ešeriukas. Nu tai va, gaunasi žuklę kaip ir baigsiu, nes irgi jau lietus jau prasidėjo. Ir gaunasi ant... Oi, atsiprašau, jau miego traukia. Ir gaunasi, kad jau ant negyvos žuvelės tik tai vieną kibimą turėjau, o draugas 2 kibimus turėjo. Tai vat, jam pavyko pagauti vieną lydeką, tai ir viskas. Tai iš 3 kibimų viena žuvis. Nu, o kas liečia fiderį, irgi fiderį žvėjo, tai vat, pagavo ten ir hibridų keletą, ir ešeriuką, aš irgi ešeriuką ir va, kojytės ant nedidelės sprindinės, biškį didesnės negu sprindinės ir viskas. Nu, tai va, šiam kartui tiek ir iki susitikimo kitose laidose. Viso.